Labadiena, gerbimieji žiūrovai, šiandien mes su jumis susitinkame vėl Kauno rajone, Raudondvaryje, kur šiandien finišuoja moterų A lyga. Išvysime tą patį rezultatą. Ir baudos aikštelė, aukštą trajektoriją skiria kamuolys, ten Justina Baltrūnaitė. Baudos aikštelė, perdavimas į ją. Kelias sekundės tik su kamuoliu būna, perima kamuolį kaunietės, tiesa, iš individualiai stipriausių puolėjų A lygoje moterų. Dar vienas smūgis, Ema Dukolotnoje. Išvengė vienos varžovės, tačiau nepamatė, kad už nugaros buvo dar kelios, o čia jau gali būti pavojinga, bet Elytė. Neblogas perdavimas, Leivučių laikė vartus ir varžovės. Ugnė Lazdauskaitė dabar baudos aikštelė. Ir baudinys. Matome turbūt epizodą ir gali būti, kad ir to kontakto nebuvo. Mingo, pažiūrės. Smūgis ir jokių šansų. Vartininkai į patį vartų kamputį ir Ugnė Lazdauskaitė. Ir kontrataka ten Dovilė Gailevičiūtė. Ji gauna kamuolį ir gali būti pavojinga situacija. Gailevičiūtė viena prieš vieną. Smūgis ir Meda Šeškutė gelbsti savo vartus. O aišku, dar pažiūrėjus, šiaip išskirčiau labai gerą Hegelman kontrataką, puikius perdavimus. Bet įvarčio pasiekti nepavyko, čia jau atsakas ir Maden netikslus. Ir taip pat kontrataka, kur gali nubausti Vilnietės. Adugbė, smūgis į vartus. Į vartus irgi galima buvo. Ir smūgis. Maden baudos aikštelėje. Perdavimas link Lazdauskaitės. Pastaroji neišleidžia kamuolio. Pavojinga situacija ir Ema Daujotė gelbsti savo vartus, o po to jau Aleksandros Maden šeimininkės. O Ema Daujotė dabar vos neprisiverda košės. Dar perdavimas į dešinę, bus greičiausiai skersavimas, taip ir yra į baudos aikštelę, bet gali pabandyti kažką sukurti po standartinės situacijos. Įžaistas kamuolys, smūgis, MFA Žalgirio Marų futbolininkės žengia. Ugnė Lazdauskaitė. Kairiame krašte, geras, stiprus Freriks. Ir koja. Tolima Kauno Rono atstovės, Milda Liužinaitė. Kriaučiūnaitė. Dešiniuoju kraštu, perdamas į baudos aikštelę, smūgis ir kamuolys vartuose. Tokia kontrataka ir po smūgio Kamilė Vaičiulaitytė atsidūrė. Komandai grįžti į gynybą, nes atakuoja MFA Žalgiris, Austėja Petkevičiūtė, bet prieš ją. Lytė. Per daug rizikos. Gola. Lygybė ir prieš ją iššoka dabar kaunietė. Čia kritimas varžovės tokiu atveju tikėtis galima. Perdamas į baudos aikštelę. Ir po vieną iš įvarčių krito į abiejų komandų vartus. Freriks Adugbei. Pagoda aikštė. Perdavimas aikštė. Adugbei perdavimas. Veiksmas baudos aikštelės. Smūgis. Lazdauskaitė. Kairiuoju kraštu, gali kelt pavojų Ugnė, perdamas į baudos aikštelę. Marų ekipa, Žinaitė. Lazdauskaitė ir smūgis, po kurio kamuolys atsitrenkė į virpstą. Puikiai supranta ir pačios Vilnietės. Gali mažai blokuotas. Dar vienas smūgis ir rezultatais. Sidabras atitektų Vilniaus rajono. Vola. Vėl aukštas perdavimas ir ten Maden prabėga. Musatskaja smūgis. Kamuolys pataiko į skersinį. Ekipa nuo didesnių nemalonumų.
Tuo tarpu kontratakuoja dabar Vilnietės ir Ugnė Lazdauskaitė. Turi progą, veržėsi į baudos aikštelę, krenta, galima žaisti toliau. Tašką. Matau, MRU iškovos sidabro medalius, o kurie pasidabins bronziniais. Danielė Svidnelytė, Ugnė Lazdauskaitė. Galimybių kažką pakeisti. Lazdauskaitė, smūgis į vartus. Išmuštas kamuolys. Kaip ten viskas įvyko. Čia, kas čia galėjo įvykti. Čia kamuolys praslydo. Na ir čia, aišku, mum nugara. Ten dar pakovoja Kamilė Vaičiulaitytė. Na ir galų gale netgi dėmesio. Gailevičiūtė ir įvartį. Atneša Hegelman pergalę. Šilpuogas Ugnė Šmitaitė. Na, futbolas toks kartais būna. 2 kartus į vartų konstrukciją tos kontratakos vaisių davė. Na, o čia Dovilės Gailevičiūtės smūgis galėtų papuošti bet kurio rango futbolo varžybas. Taigi sveikinu Hegelman komandą. 3 vieta MFA Žalgiris MRU. 2 vieta Vilniaus rajono Transinvest. Labai buvo aštri konkurencija ir dėl 3, ir dėl 2, ir dėl 1 vietos. Na, o 1 vietą ir dar kartą sveikinimai skrieja į Šiaulius. 1 vietą užėmė daugkartinės šalies čempionės Šiaulių Gintros futbolininkės. Dėkui Jums, kurie ir kurios buvote su mumis viso šio moterų A lygos sezono metu.